Sveiki gyvi, susirinkę šio vakaro mūsų ateinančio turnyro žaidėjų rinkimus, kitaip dar populiariai vadinamus draftais. Ir mes, keturi treneriai, Aleksandras, aš Jonas, Aivaras ir Sigitas, išsirinksime savo komandas. Čia mes matote eiliškumą, ištraukime burtus, Aleksandras pradės pirmas, aš būsiu antras, Aivaras trečias, tada Sigitas rinksis du žaidėjus ir vėl Aivaras, aš, Aleksandras du žaidėjus. Ir taip judėsime. Čia matote aukščiau žaidėjus ir po truputį sudarysim komandas bei startuosime turnyre. Tai linkiu visiems kolegoms sėkmės, gerų pasirinkimų. Pats asmeniškai net neturėjau laiko kada ruoštis, bet vis tiek, manau, aš geriausiai visus jaunuosius krepšininkus pažįstu iš patirties, daugiausiai teko susidurti su jais. Tai gal ir išsilygins galimybės dėl pasirašymo stokos, nes bandysiu daryti ekspromtų. Ir galime pradėti mūsų šiuos rinkimus ir suteikėme pirmą šaukimą Aleksandrui. Tai Benas Strakštys. Benas Strakšys iš karto keliauja pas Aleksandrą į komandą. Praėjusiu metu pirmas šaukimas. Bendrai, jeigu pamenu, jie atrodo antrą vietą, sensacingai užėmė visame turnyre. Bet tikrai laikosi Benas, neužleidžia pirmų vietų. Ir antrus metus iš eilės yra pirmas šaukimas. Tai jeigu treneriai turi pakomentuoti kažką, tai kodėl pasirinko kurį žaidėją, tai labai Nes tai kviečiu. mano nuomonė, jisai yra geriausias yra. Jo, tai padaryti. Taip. Tai aš manau, aš irgi būčiau rinkęsis Beną, nes tikrai puikiai atrodo, jam atrodo puikia sportinė forma, stengiasi, treniruojasi, kai mato svarbias varžybas labai daug. O antrų šaukimų, manau, padarysiu labai didelį įvertinimą ir į savo komandą pasikviesiu 2017 metų žaidėją Roką Janulevičių, nors jisai dar yra jaunas, bet irgi labai daug sportuoja, labai daug treniruojasi, gal net iš visų didžiausia šiame sąraše krūvį turi, bet jaunas krepšininkas mėgaujasi krepšiniu, geba susikaupti, geba suprasti, ko iš jo nori treneris ir geba padaryti. Tai vertinu šias savybės ir pasiimu jį kaip vedantis savo komandoje, kad niekas kitas nenugvelbtų. Aivaras. Taip, iš manęs pavogė žaidėją, norėjau jį rinktis. Na kągi, teks imti kitą, Markas Pugačiauskas. Kiek mačiau, jisai ir gali ir tritaškį pataikyti, ir toksai gan stiprus žaidėjas, mano akimis. Tikrai stiprus žaidėjas, tikrai tobulėja. Aš jį pamenu dar, kai mažas buvo, kai su Polo Maikutė bėgiojo, dar tas krepšinis sunkiai sekėsi žaisti, tai tikrai įspūdingą progresą padarė. Tik aišku, mes per rungtynės rimtesnės jį stabdom nuo tų tritaškių. Nemesk, gal Aivaras bus Marko svajonių treneris, kuris kaip tik sakys, mesk tritaškį, Markai. Gerai, ir Sigitui iš karto du žaidėjai. Sigitas mūsų 15-16 metų rinktinės vyr treneris, tai puikiai susipažinęs, galim laukti įdomių Tai jo, čia turbūt ir nuspėjai, turbūt. Tai Jonas Šimeliūnaimo, žaidėjas tikrai kaip treniruotėse puikiai dirba, aukštas, universalus, tai manau, į žaidėjo pozicijai bus galima jį pasibandyti. Ir kartu įmu Tautvydą Balčiūną.
Eina savo kokia priekinė linija. Spjauna Sigitas į visas šių laikų tendencijas ir pradeda nuo galingos priekinės linijos. Taip, aš irgi galvau, gal Tautvydą kas nors praleis, kaip praėjusiu metu drafte, ir būčiau prigriebęs, bet ne, jau Sigitas ima ir Aivaro kvietimas. Taip, teko ne kartą treniruoti, man padarė pakankamai gerą įspūdį tvirtas jaunuolis Joris Barkauskas. Joris Barkauskas tikrai puikus pasirinkimas. Praėjusiais metais jo nepasirinko aukštai, tai jisai puikiai į mano komandą įsipaišė. Dabar keliauja pas Aivarą. Ir kadangi aš nesu pasiruošęs, tai man reikėtų dar truputį permesti akimis visą sąrašą ir kažką tai pridėti tinkamo prie roko. Tai aš tada, manau, pasiimsiu Nathan Karpinskį, 2015 metų krepšininkas. Praėjusiais metais nuvertinau, aukštai neėmiau, dabar aš manau, kaip tik jisai pridės jėgos, greičio, fiziškumo, kai mano pats jauniausias krepšininkas pagrindinis, tai reikia stiprinti jėgą truputį. Ir Aleksandro du žaidėjai. Taip, Oskaras Bilis Oskaras Bilis, taip keliauja pas Aleksandrą. ir šitą neatsimenu, bet tegul būna Aivaras Bučinskas. Ir Aivaras Bučinskas iš Marko kartos, irgi du mūsų veteranai. Aivaras, kaip ir Markas ir Oskaras, gerai patobulėjo. Jo, tai Aleksandras stiprinasi visai neblogai. O mes judam toliau. Ir į savo komandą aš norėčiau pasikviesti šį kartą bandom Girių Vaškelį. Praeitais metais tikrai tokių šaukimų nebūčiau kvietęs Giriaus, bet jisai labai solidžiai patobulėjo. Vien rinktinės lygmenių matosi jo progresas, kuris buvo praėjusiais metais ir kuris yra dabar. Tai, manau, pridės dar komandai truputį fiziškumo. Ir sveikas atvykęs, Giriau. Aivaras. Taip, asmeniškai neteko bendrauti ir matyti, pasižiūrėjau statistiką, Aronas Lakavičius. Aronas Lakavičius, antrus metus aš Aroną praleidžiu, dabar matau praleidau, ir Oskarą truputį praleidau, gal būčiau paėmęs, jo, tai pernai už tokį praleidimą Aronas baudė tikrai. Jo, ir Sigita du žaidėjai. Taip, tai rinksiuos sportininką, kuris pas mane dažnai lanko, puikiai žinau jį, tai Elijų Blantaitį. Elijus Blantaitis. Jo, Dar su Jonu vienas. kartais ateina, tai manau puikiai susižaist turėtų. Jo, tai Ir dar Elijus, vienas. jeigu Taip. neklystu, bus pirmas
Ne, Rokas dar nežaidė praėjusiais metais, tai antras debiutantas šiame turnyre. Debiutantas, taip gali būti jo. Taip, Ir dar vieną žaidėją pasiimu Adam Belevskį. Tai kiek teko matyti rinktinės treniruotėse, iš tolimesnės distancijos gali pasiūlyti metimukų. Tai jo, manau, mes galim būti nesąžiningi, galim būti sąžiningi. Tai būsim sąžiningi ir perklausim, ar nemaišo treneris Sigitas Adam su jo broliu Lukas Belevskiai. Nes gali. Lukas 2.15, Jo, 2.15. jo, Taip, o Adam 2.17. teisingai, jo, jisai pas mane buvo rinktinė, tai sumaišiau jo. Jo. Tai kuris būtų? Tai Luka Belevskį tada imu. Luka. Taip. Na, logiškas sprendimas. Taip. Taip. Ir keliaujam pas Aivarą. Taip, teko matyti, mano akimis labai perspektyvus žaidėjas, pakankamai, kaip sakant, nemažas ūgio, sudėjimas toksai sportinis, Mykolas Klimanskas. Mykolas Klimanskas eina savo. Čia tai bent. Mykolas Klimanskas tokiu aukštu šaukimu 2020 metų žaidėjas keliauja į Aivaro komandą. Vienas iš jauniausių drafto dalyvių ir tai fantastiškai įvertintas. Gerai, aš tada bandysiu jo pagal sąžinę negudrauti ir pasiimti Tadą Vyžonę. Tadas yra naujokas, nesenai prie mūsų prisijungė ir jisai nespėjo pasižymėti, pasidemonstruoti nei turnyruose, nei rinktinėse, bet pas mane treniruotėse kiek ateina, tai tikrai geras žaidėjas ir suteikėm jam aukštą šaukimą, kad galėtų pademonstruoti savo galimybės komandoje. Treneris Aleksandras. Joris Barkauskas. Jau paimtas. Joris Barkauskas jau paimtas. Treneris, stebėkit. Jo. Tuoj. Tada Ajus. Svidrelis, ką galėtumėt pasakyti apie šį žaidėją, treneri Aleksandrai? Kad stengiasi, kad dažniausiai klauso, jeigu nepataiko, tarkim, į krepšį ten biškai pykstasi tenai, kad motyvuotas yra. Jo, šiandien treniruotė stygo, motyvacija sajau, stengtis pateisinti trenerio Aleksandro lūkesčius su savo motyvacija. Ir dar vienas žaidėjas. Taip, ir dar vienas žaidėjas. Taip, tada bus Leonel Suzdaljev. Leonel Suzdaljev. Keliauja pas trenerį Aleksandrą. Ir judam toliau. Mano eilė ir aš matau tikrai fiziškai stiprių neblogų žaidėjų, kurie jau yra vyresni, bet aš šitą šaukimą noriu išnaudoti ir paimti kažkurį iš jaunųjų žaidėjų, kaip tai padarė Aivaras. Ir renkuosi tarp 3 jaunesnių. Ir tebūnie Natas Pranskevičius keliauja į Team Jonas komandą. Jo tikrai gali žaisti, gerai gali tempt komandą. Vienas mūsų 2018 metų rinktinės lyderių. Treneris Aivaras. Taip, man reikėtų jėgos po krepšiu, tai norėčiau Augustin Žukovskį. O Augustin Žukovskis, štai koks pasirinkimas.
tikrai jėga po krepšiais. Jo, ir pas mane, ir pas Aivarą ateina į treniruotės, tai kai žaidžia krepšinį, jeigu užsimotyvuoja, tai taip kovoja dėl kamuolių po krepšiais, kad ohoho. Ir laukia Sigitas, išgraibstėm žaidėjus, bet dabar Sigitui 2 net atitenka. Jo, šiaip šitas žaidėjas, kai aš sužinojau, kad jisai, jeigu neklystu, kad jisai 2018 aš tikrai buvau nustebęs, nes kiek mačiau per turnyrus, niekas jo prasiveržimų į kairę ranką neturi šansų uždengti, tai Dovydas Laginauskas. Dovydas Laginauskas, dar rinkausi tarp Dovydo ir Nato ir tikėjausi, gal niekas nepaims ir sugrįž dar pas mane Dovydas, bet Sigitas sujaukė viską. Ir dar vienas krepšininkas, Dar vieną krepšininką, jo, vėl vyresnių imkim, Lukas Daukša. Lukas Daukša. Tai Tai labai tikrai geras vaikas, neblogas krepšininkas, jo, jisai labai gerai didesnio klauso. brendimo yra. Taip, tik reiktų jo šiek tiek tos drąsos kartais daugiau, bet stengsime, kad Jo, drąsiau jo, jis jaustų tai- pas mūsų komandą. Tai manau puikiai ir pasirodys. Jo, tai su tėčiu teko žaisti Sigitui. Tikrai taip. Dabar, jo, pažais ir su Luku. Jo, kuris tikrai dar ateityje, aš manau, kad gali tikrai iššauti ir labai gerą krepšinį demonstruoti. Aivaras, Taip, galvoju, kad pakankamai gan įdomiai, kaip sakant, judantis aikšteliai, galintis kamuolį pasivaryti Nojas Gasickas. Nojus Gasickas, va, tai ir trečias, tarp kurių jaunųjų rinkausi, nei vienas nebegrįžo. Nojus keliauja pas Aivarą ir bandom žiūrėti toliau, ką mes turim. Žiūrim, paskutiniai įsivertinimai ir manau, nedarysiu klaidos, nepaleisiu, nes jau keliauja jauni geri žaidėjai į skirtingas komandas. Tai yra aš griebsiu Jokūbą Jonkaitį, kuris pradėjo daugiau sportuoti, atitinkamai ir sparčiai tobulėti. Tai jisai tiek gynyboje, tiek puolime gali atnešti labai daug naudos. Tai džiaugiuosi, kad bent Jokūbo pavyko pričiupti į savo komandą. Taip, treneris Aleksandras 2 žaidėjai. Taip, Adomas Miskūnas Adomas Mickūnas ir Elijas Bago. ir Elijas Bago. Aleksandras griebė 2019 metų rinktinės žaidėjus. Jo. Ir vyresnių krepšininkų dar liko. Tai aš iš vyresnių, taip, ką čia matau, Kristupą, Žilviną ir Adomą. Iš vyresnių, tai prigriebsiu Adomą, patikėsim Adomu, kuris irgi dar puolime turi Adomas Griziūnas daug kur padirbėti, kad atskleisti, bet jau šitą demonstruoja ir gynybai tuo pačiu, manau, pridės fiziškumo. Tai tokioj vietoj, tokį žaidėją gauti, manau, tikrai vertingas šaukimas. Treneris Aivaras. Taip, teko susidurti, mačiau daug energijos ir daug noro, aišku, ne vis laikas sekėsi, galvoju pabandyti Dominik Lekčenko. Dominik Lekčenko, jo. Tai puikiai čia Aivarui pasisekė, nes praeitais metais niekas nematė ir Dominik
tikrai labai žemų šaukimų buvo ir pavyko man jį pasikviesti mano komandą ir galiausiai labai svarbius taškus įmetė svarbiose rungtynėse ir tapom čempionais. Jo, tai puikus Aivaro pasirinkimas be abejonės ir Sigitui 2 žaidėjai atitenka. Taip ir norėjau rinktis Dominiką. Žiūrim sąrašą greitai dar. Šį sezoną berods neteko dar su juo susidurti, bet jeigu neklystu, buvo prieš sezoniniai dieniniai stovyklai, tai man atrodo, ten susipažinom. Jeigu neklystu, Mangirdas Petronis. Mangirdas Petronis, labai geras žaidėjas. Ir labai aš džiaugiuosi, kad Mangirdo motyvacija pakyla, nes buvo jisai truputį mažiau pradėjęs sportuoti, dabar grįžta į sportinę formą. Tai galimai aš jau būčiau jį paėmęs, bet kadangi turiu Jokūbą, tai jie labai panašaus tipo žaidėjai, tai neėmiau. Taip, nu ir ką, tada bandykim brolių neišskirtimą Adamą Belevskį. Ir Adamas irgi keliauja. Ar teko susidurti Sigitui? Ne, vat su broliu ir neteko, dėl to ir gavos, kad Tai sumaišiau. vis tiek, ar taip Adamas Sujungsim. atkeliavo. Taip. Taip, Aivaras. Taip, aš dabar neatsimenu, kuris vyresnis, bet vieną iš brolių noriu paimti. Taip, Liktais Dorianas buvo vyresnis. Dorianas vyresnis už Tai Hubertą. norėčiau jį paimti. Dorianas. Gerai. Kokie komentariukai būtų? Tvirtinam komandą, kaip sakant, kiek pamenu, jisai buvo pakankamai toksai tvirto sudėjimo. Tai turim greitų žaidėjų, turim ir tvirtų turėti, kurie galės po krepšiu atkovot kamuolį ir valdyti situaciją. Gerai. Pasižiūrėkim, kas pagal mūsų komandą tiktų. Ir mes turim porą tvirtų žaidėjų labai stiprių. Ir turim mums labai tinkančių jaunų porą techniškų. Ir aš vieną iš dviejų norėčiau paimti. Tegul jisai būna Joris Radlinskis 2018 metų. Gal kiek rečiau lankantis. Norėtųsi, kad daugiau sportuotų, daugiau atsiskleistų. Bet kiek mačiau sportinę formą, jo labai nebloga. Tai kviečiu Jorį savo komandą. Trenerio Aleksandro 2 žaidėjai. Taip, Gabris Mažeika. Gabris Mažeika, Aleksandras formuoja aplinkui 2019 metus savo komandą. Taip, Gabris Mažeika pas Aleksandrą. Ir Adomas Butkevičius. Ir Adomas Butkevičius, dar vienas 2019. Gal nori Aleksandras iš manęs 2019 rinktinės trenerio pareigas nugvelbti, kad tai formuoja komandą. Taip, Adomas Butkevičius ir manau palaikysiu tą pačią liniją kaip paskutiniam šaukime. Paimsim jauną dar, bet technišką krepšininką Tauridą Petraitį. Taip, Aivaras. Taip. Bandykim. Taip. Matytas, galima sakyti, kaip sakant, garantuotas variantas Matas Ežerinis. Matas Ežerinis. Aš kažkaip tai buvau pagalvojęs, kad Matas keliaus į Aivaro komandą ir tėtį puikiai pažįsta. Tai tikrai prieš 5 pas mane atkeliauja į treniruotės.
tai nors sudėjimas dar nėra tvirtas labai, bet jau jisai vaizdų duoda truputį. Du žaidėjai pasikeitė į komandą. Taip, tai jeigu neklystu, irgi iš Jono rinktinės 2019 ir jei neklystu, vienintelė mergaitė sąrašuose, tai Gerda Simulevičiūtė įmu. Gerda Simulevičiūtė. Aš ką tik pagalvojau, kad reikės Gerdą imti, nes po to treneriai dar neprigriebs mergaitės, tai būtų negražu, bet Tikrai taip, tai Gytas kadangi pas pasirodė mane lanko, didesnis pas mane džentelmenas lanko, už tai mane. dėl to taip. Ir jo, dėja ties čia daugiau aš variantų nebeturiu, nelabai teko su kuo susipažinti šį sezoną. Aras Kezys 2018 metų irgi tobulėjantis neblogai, Herkus Janavičius 2019, Hubert Kadzevič irgi 2019, Kristupas Lenčiauskas 2016, naujas pakankamai krepšininkas, tvirtas, bet mažiau techniškas, Tauras Petrikėnas 2018, dabar tik nepamenu, ar su 19 ar su 17 treniruojas rinktiniai. Vincentas Radzys 2019 ir vienas geriausių žaidėjų ir Žilvinas Dabkus 2016 metų. Po pertraukos sugrįžęs irgi šį Gerai, sezoną. tai gal pabandykim Dovydui į kompaniją, gal tų pačių metų gal bus pažįstami Arą Kezį tada. Aras Kezys, jo. Sparčiai tobulėjantis, kartais per daug išsiblaškęs, bet geras pasirinkimas turėtų neblogai. Taip. Aivaras. Taip, tai kaip ir turbūt vyriausias liko Žilvinas Dabkus turbūt. Žilvinas jo, su Kristupu jie vyriausia. Gerai, Žilvinas Dabkus keliauja pas Airą, kaip suprantu, neteko susidurt. Ne. Taip, gerai. Ir aš tada nulenkiu savo kepurę prieš mano 2019 metų rinktinės, kaip ir sakiau, ką tik lyderį, tai Vincentą Radzį. Šį kartą šaukimas yra toks, Vincentas atkeliauja pas mane į komandą, jeigu jisai stengsis, bendraus su tėveliais, bendraus su treneriu, klausys patarimų, tai aš manau, kad su laiku jisai kažkada tai panašiuose draftuose bus pačioj viršūniai. Jo, labai perspektyvus krepšininkas, tai darbuosime su juo toliau. Taip. Ir Aleksandras, spėjau, Kristų pagriebs. Paimsiu Kristupą. Ir tada gal Herkų Janavičių ten Ką tokia? tėvą pažįst. Ir Herkų Janavičių. Ką tokia? Pirmą. Pirmą Kristupą, Kristupą. Taip, Kristupas. antrą paimsiu Herkų Janavičių. Ir jo, Aleksandrui labai trūksta. Fizinės jėgos. Jo, ir Kristupas padės. O Herkus Janavičius 19 metų iš mano rinktinės keliauja. Gaunas aš treneris, pas mane 19 vos vienas krepšininkas. O Aleksandras nemažai jų turi. Taip, gerai. Ir tikrai, kai rinkausi, šitą vardą pavardę turėjau mintyje, bet vis praleisdavau ir galvojau, be šansų, kad jis pas mane atkeliaus, bet vadinasi lemta, kad tai būtų. Tai tada darom taip, kad Tauras Petrikėnas keliauja kaip paskutinis žaidėjas į mano komandą. Linkėjimai Taurai. Ir neišskirsim brolių, kad nereikėtų tėveliam plėšytis ir į skirtingas vietas vežioti. Skirtingų metų Hubertas tada keliauja į trenerio Aivaro komandą.
Tai kviečiu dabar visus, pradant nuo Aivaro, po to Sigitas, Aleksandras ir aš, pasisakyti, kaip vertinat savo šaukimus, ko tikitės, stiprybės, silpnybės. Tai Aivarai, prašom. Taip, rinkdamas komandą bandžiau, kaip sakant, padaryti taip, kad būtų, kaip sakant, stipri priekinė linija su gan talentingais žaidėjais, kurie, kaip prasme, kurie galės pasivarinėti kamolį. Tai va, tikiuosi, kaip sakant, kaip visą laiką, kiekvienas treneris tik pergalės, o žiūrėsim, kaip bus, minusus bandysime šlifuoti. Taip, Sigitas. Taip, tai kaip matom, vienu žaidėju mažiau turėsiu negu visi treneriai, bet tikrai prižadu, kad nebūsim silpnesni ir manau, kad aikšteliai viskas bus gerai. Labai sena komanda, Sigitas Jaunas. Aleksandras. Nu, tai reikės statyti ant dviejų žaidėjų, tai ant Oskarą ir Beno žaidimą ir tikėtis, kad iš Jono rinktinės bus žaidėjų, kurie gerai sužais ir kad padės Benui ir Oskarui traukti komandą į priekį. Va, kaip drąsus komentaras. Jo, kartais ant dviejų žvaigždžių sunku statyti komandą. Mes irgi su vyrais šį sezoną žaidėm irgi 3. lygoje ir atkrintamosiose turėjom varžovus, kur statant kelių žaidėjų komandas. Tai puikiai susitvarkėm, šį šeštadienį žaisim finale. Jo, tai tikėkime ir vaikuose susitvarkysim su tokia komanda. O aš apie savo komandą pasakysiu, tai kad pakankamai jauna komanda, bet atitinkamai jinai gavas labai techniška. Tai labai, aš manau, panašus braižas, kaip aš rinkausi ir praėjusiais metais. Labai panašaus braižo komandą pasirinkau dabar, kurioj gal trūksta fiziškumo, bet yra technikos ir yra tokie charakteriai, kurie gali paskutinės jėgas atiduoti, jeigu treneris paprašo. Tai tikiuosi taip ir bus. Praeisiais metais mes atsilikinėjom gal 14 taškų, gal kokių 15-18 trečiajam kėlinyje ir pakalbėjom, vaikai susiėmė ir laimėjom 1. vietą. Tai tikėkime ir iš šitos komandos tokios pat kovos. Tai ačiū treneriam už komentarus, už draftą. Kviečiu susipažinti artimiau su savo žaidėjais ir darysim tvarkaraštį, susitiksim pirmose rungtynėse. Tai iki susitikimo. Visos sėkmės.